Visų savo pašnekovų prašau pagalbos su pavadinimu. Bus kažkas, brūkšnelis Anatolijus. Šizofreniko istorija ir tiek. Jūs save savo įvardinat kaip šizofreniką, ar ne? Kol kas turiu tik tokią karjerą, nes už tai gaunu pinigus. Ta pati pašalpa, tai aš čia nesiskundžiu. Kai esu kaimo gyventojas, gyvenu su tėvais, kol kas užtenka. Tai kad gauti ir pašalpą, ir plus darbą, tai būtų geriausia istorija Lietuvoje. Tiesiog paprastas dalykas. Aš tiesiog rūkiau vienas prie vaikų aikštelės, prie Zarasų progimnazijos. Tiesiog atvažiavo po 5 minučių policija, manė, kad rūkau marihuaną, nes ten toj vietoj dažnai rūko marihuaną. Prikolas tame, kad aš nerūkiau, kas marihuanos neturėjau su savimi ir tipo sako, tau negalima čia rūkyti, aš sakau, aš čia vienas, koks skirtumas. Tai pradėjo tiesiog skyti ir atėjo rėkt, provokuoti, kad tiesiog iškeltų kuo didesnę bylą ar kuo didesnį skandalą. Nieko jam nepavyko ir tipo sako, tau ant kaktos neparašyta, kad tu šizofrenikas. Tai va, viskas, deviu šiai tokia purė, kad va, žiūrėkit, aš šizofrenikas. Aš net su lazda vaikščiojau vien tam, kad tiesiog galėčiau mėgti savo neįgalumu, nes irgi, jeigu norėdavau nueiti į neįgaliųjų tualetą ar panašiai, kaip suprasti, kad tau reikia į neįgaliumų, tu neturi lazdos, tai pradėjau su lazda vaikščioti. Man visas ši nesąmonė su šizofrenija atsitiko tiesiog 2022-aisiais, tiesiog buvau persidirbęs, rūkiau 8 mėnesius kaip Snoop Doggas, kaip sakė kambariokas. Tai tiesiog sakė, kad tiesiog pro duris ėjo ten jau dūmą ir visa kita. Aš nežinau, kiek jis ten perdė ar ką. Nuvariau aš tiesiog į tą juodaragį 2022 ir man prikolas, kad aš visas tas 2 dienas buvau sapnavęs. Tai man tiesiog visą tai tiesiog persimaišė. Ta realybė, kad tiesiog tai, ką aš sapnavau jaunystėje arba man ten dežavų buvo ar kažkas tokio, bet aš toks einu pro vietas ir tuoj atsitiks tas. Ir atsitikdavo. Ir aš buvau nei rūkęs, buvau tik vos išgeręs, man šizofrenija ten tikrai nebuvo ten pasireiškus kažkaip labai smarkiai ar ką, bet nėra taip su šizofrenija, kad kaip koks jungtukas su šviesos jungikliu, kad tiesiog paspausi ir bum, tu šizofrenikas. Ne, tu visiškai net nepajauti, kaip tu įeini į tą fasomaganiją. Prisimenu prikolas, kad pavyzdžiui variau aš į Daugpilį susitikti su tokia lesbietė ir ji tokia sako, kaip kieta būti šizofreniku. Aš tiesiog nesupratau to prikolo, nes man pačiam, kai buvau su šizofrenija, man tai nebuvo nei kiek malonu. Jos atveju ten svajoja ar ką ten, kad būsiu šizofrenika, tai jie atsivedė po to, ten turėjo būti Tinder date'as. Tai jie ten atsivedė tą lesbietę, savo kitą lesbietę draugę vien tam, kad tiesiog kartu pagerti. Ir jis sirgo šizofrenija ir tokia mes susižvalgom kaip šizofrenikai ir tipo suprantam, kad ji nusišneka visiškai, kad šizofrenija yra kietas dalykas. Ne, tai nėra. Tu prasidarai daug jautresnis, tu girdži dalykus tarp eilučių, tu įsigalvoji nesąmonės, kurių iš tikrųjų net nėra ir po to vienu žodžiu tu gailiesi po to, kai tu įsiblaivai ir visa kita. Bet kai tu esi visoje toj stadijoje, tu manai, kad viskas yra taip, kaip aš matau, čia pasaulis klysta arba viskas yra susimokė prieš mane. Tai viskas buvo tai, kad aš tiesiog 3 savaitės Vilniuje šizinau, vaikščiau pro gatvės, maniau, kad Dievas su manim kalba. Negalėjau eiti pro tam tikras spalvas, nes ten tos spalvos yra uždraustas. Turi būti taip ir taip apsirengęs. Aš daug savo daiktų turėjau išmesti kaip auką, kad mane paleistų žmonės, nes mane sukapotų ten vampyrai ir visa kita. Pagalbos iš draugų ir panašiai nelabai gavau, mane, kad tiesiog aš prisivartojęs buvau ir tiesiog šizinau, kai tiesiog, iš tikrųjų šizinau. Man geista, kodėl tiesiog iš karto negalėjo iškviesti man pagalbos, kai man tikrai reikėjo jos, bet manau dėl legalių dalykų to nedarė, kad tiesiog nenorėjo teptis rankų. Tai 3 savaitės aš tiesiog klaidžiojau po Vilnių, nusikirpau trumpai plaukus, nusiskutau plikai veidą, vaikščiau pro gatves, klausiau, ką man sakė Dievas ir aš buvau kaip visiškas robotukas. Aš neturėjau savo valios, aš ėjau ir tiesiog kūnas pats sustodavo ir klausydavosi žinių, to negalima, tą galima ar panašiai ir po 3 savaičių aš kaip įsikrausčiau savo kaimą. Šiauriausias dalykas man kaime buvo tai, kad tiesiog mačiau visą savo gyvenimą lyg prieš akis arba maniau, kad mačiau. Ir pasilaižiau su šuniu karočią, pradėjau daužyti ten plytas vienu žodžiu su plaktuku. Tai mane rado tiesiog motina, tiesiog aš buvau atsisėdęs į lagaminą, buvau užsibarikadavęs ten lentomis, maniau, tėvas mane nori nužudyti. Ir tiesiog iškvietė ir policiją, ir greitąją. Tai pirmą paklausė policija, ar kas čia vyksta, visa kita. Aš pasakiau, kad tiesiog mane tėvas nori nužudyti. Ir tokie, viskas jasna, į durnyną. Tai mane įkišo į durnyną, nuvežė, aš sakau, toks laimingas, toks, aš visada norėjau į durnyną. Tai mane ten įkišo, tai ten man tiesiog sunkių antipsichotikų leido gal 20 kartų mažiausiai. Už savaitę tiesiog prirakino prie lovos. Jeigu galima. Jo. Koks jūsų vardas?
Mano vardas Anatolijus. Kiek jums metų? Man 28 bus 29. Iš kur esat? Aš esu iš Zarasų rajono, bet mokiausi Zarasuose, bet Vilniuje praleidau 9 metus. Kaip atrodė jūsų vaikystė, ankstyvoji vaikystė? Koks vaikas buvot? Buvau visada keistas vaikas, buvau patyčių objektas. Kas tas keistumas buvo? Nu, žiūrint, kurią periodą, pavyzdžiui, šių metų aš buvau padegęs malkinę, gesinau šienų, tai nuo to laiko aš tapau miesto legenda. Prisimenu, kai, pavyzdžiui, buvo nuliniai klasėje tokia užduotis, ten reikėjo iš skutų tiesiog kažką klijuoti ant lapo ar visą kitą. Ir aš neturėjau klijų, nes aš buvau jos pametęs ar ką. Ir aš klausiu klasiokų, ar jūs galite duoti, sako ne. Aš klausiu auklėtos, gal jūs galite duoti? Ne. Ir aš sakau, tai kaip aš turėčiau padaryti? O va taip. Tai aš pradėjau snaglius imti ir tiesiog tepliau ir po to tapau mokyklos tiesiog pašvaipę. O santykiai su tėvais, kaip prisimenat? Nu, tėvas alkoholikas, tai jis buvo militaristiškas dėl to, kad nori, nenori, jis ten buvo seržantas. Tai aš iš rusų šeimos. Aš esu šeimos gėda, kad laisvai nekalbu rusiškai, nes tiesiog, ką aš žinau, man atrodė laisva šalis, tai tiesiog verta išmokti geriau lietuvių kalbą negu rusų. O tėvai tiesiog turėjo tą kvailą įsitikinimą, kad jeigu tu gimi rusų šeimoje, tu automatiškai moki rusų šeimoje. Nu, tai kaip paukštis automatiškai moka skristi vien dėl to, kad yra lizde. Griežti, šalti, tipinė, jeigu gimsti rusų šeimoje, nori, nenori, būsi traumuotas ir tieki. Aš ne vienas šeimoje, antras vaikas šeimoje, turiu brolį, 2 metų vyresnį, jis dabar po skyrybų, sesę, kuri dabar Kaune gyvena, ir 2 neidentiškas dvynės sesės, kurie dabar jau yra 16 metų. Vaikystėje santykis su mama, koks jūsų buvo? Šaltas. Gal 3 kartus gyvenimą nėra tik apvinusių. Prieš tai buvau su ja labai susipykęs, bet dabar, kai mane buvo lankiusi Rokiškyje ir vėl suartėjame. O su tėvu? O su tėvu tai jis visada, tu turi būti toks, anoks, tu turi būti vyriškas, visa kita, tos nesąmonės. Jokio normalaus artumo tikrai nebuvo. O tėvai taip pat bendravo su visais vaikais? Nu, dėl to, kad aš toks buvau keistas su manim, taip bendravo aršiausiai ir bandė iš manęs padaryti vyrą. Su kitais elgėsi sesėm, broliais kažkiek? Irgi ne ką maloniau, bet jie tokie introvertiški, aš toks ekstrovertas šeimoje, tai dėl to labiausiai ir kivo šeimoje. Buvo smurto, bet nebuvo tai, kad ten labai baisaus smurto, nebuvo mes visiškai bomžinė ar panašiai. Mokykloje, kaip jūs matėte bendramžiai, minėjote apie, kad kaip... Neturėjau draugų iki 15 metų. Tik kelis draugus. Aš buvau žiūrėjęs anime, tai prasidėjo nuo to, prieš tai dar žaisdavau video žaidimus prie kompiuterio. Tai aš tiesiog buvau namisida, kaip sakant. Brolis vis pastoviai ten statome namus, statome ant namelį ant natų, darome šios veiklas, o aš tiesiog norėjau būti paliktas ramybėje ir tiesiog sėdėti namie prie televizoriaus. Baigėt mokyklą? Baigiau gimnaziją 12 klasių, bet profesijos aš neturiu iki dabar. Ką veikėt po mokyklos baigimo? Tiesiog aš žinau, kad tėvai manęs visiškai nerems. Tai aš tiesiog per SMS kreditą paėmiau pirmus 200 eurų, kai dar galėjai tu be jokio darbo paimti, pirmai nuomai ir nuo to tada pradėjau dirbti. Dirbau prekyboje 3 metai, 2 metai su maistu, kebabai, sušiai ir dar prie lazerinių staklių. Tiesiog nuo nulio mokiausi visus dalykus. Kaip sekėsi, kaip jautėtės tame? Stresas, nes tokie nekvalifikuoti darbai, nori, nenori, tu tiesiog nusivažiuosi nuo to, bet nemeluosiu, aš ten puf dažnai. Tai buvo tiesiog taip. O visą tai dirbot Zarasuose? Ne, Vilniuje. Aš tiesiog pirmai nuomai tiesiog iškart. Nuomavot Vilniuje? Turėjau tuo metu pažįstamų, draugų ar kažkas tokio ir tiesiog gavosi taip, kad tiesiog išvažiavau į Vilnių, nes Zarasuose jokių prošvaisčių, jokių darbų, nes Zarasai yra skurdžiausias Lietuvos rajonas. Nori, nenori, tu ten normalaus darbo tikrai nerasi ir tiesiog ten depresavo vietą. Tai atvažiavote į Vilnių, dirbat įvairius darbus ir, kaip suprantu, pradedate jausti stresą. Jo, stresą pradėjau jausti tikrai, nes pavyzdžiui, kai tu dirbi, Rimi, tai aš dirbau Rimi panoramoje. Tai buvau net mėnesio kasininkas 4 mėnesiai iš eilės, tai tiesiog, kaip tu žinai visus kodus, labai paprasta, aš bijau žmonių. Kaip tu taip greit dirbi, tai gal dėl to, kad tau patinka tavo darbas? Ne, aš tiesiog bijau žmonių. Po mokyklos tiesiog patyriau smurtą, tiesiog blemba, aš turėjau įgimtą žmonių baimę po to. Ir tiesiog aš einu į kasą, aš turėjau gal kažkokį autizmą ar ką, prisiminiau visus kodus, kuo greičiau, kad aptarnaut žmonės ir dingtų man iš akių. Ir tiesiog taip ir bėgau nuo to streso. Gerti pradėjau ir tai tik nuo 22, kitos substancijos irgi panašiu laiku. Kaip jos atsirado ir kodėl atsirado tas gėrimas?
kitos substancijos? Anime kompanija, tiesiog draugeliai, nori to ar ne. Alkoholis man žinoma nepatiko, man tik 25 metų pradėjo patikti gerimas, dabar jau kažkaip nebegeriu, nes vaistai neleidžia, tai aš jau nustojęs gerti. Kitus substancijas aš irgi jau nustojęs jau nuo metų pradžios irgi vartoti. Kas yra kitos substancijos? Kanapikė, psichodelikai, tie dalykai. Tai esu išbandęs daugumą psichodelikų, aš nemeluosiu. Ar jie jūs nors kiek pakeitė? Oi, tikrai taip, man padėjo išsilaisvinti iš savo traumų. Bet viskas buvo gerai iki 25 metų, po to tiesiog pradėjo viskas ir atsitikti po juodaragio. Tu tenais kas buvo? Ten buvo psichozė? Tiesiog psichozė buvo tokia, kuri tęsiasi 6 savaitės. 3 savaitės Vilniuje, 3 savaitės kaime. Manęs, kaip tik man visas pats viršus buvo per mano brolio ir sesers vestuvės. Nu, per sesers vestuvės atrodo. Jūs buvo tose vestuvės? Nebuvau, nepakvietė, aš per daug keistas, kad mane kviestų ten. Narkata, narkomanas, nekviesime tokio į tavo vestuvės, į savo vestuvės. Ir tada atvažiavo, man atrodo, baigė tada istoriją pasakot, atvažiavo greitoji, policija į namus. Jo, atvažiavo. Tada išvežė jūs į Rokiškį iš karto. Tikrai taip. Psichiatrinę ligoninę. Jo, pirmą savaitę mane tiesiog pririšo prie lovos, aš buvau atsisakęs valgyti ir visą kitą. Man atrodė, kad tiesiog maistas yra užnuodytas arba net nori nužudyti irgi. Po to man ten bumpavo tiesiog į užpakalį tuos kolus gal 20 kartų ir po to tiesiog uždarė sunkioje palatoje. Nu, sunkiajame tame skyriuje, kaip sakant. Tai aš tiesiog ėjau pro palatas, o kiekvieno palatos numerį kažką reiškia, pagal taro kortas ir visą kitą, tos nesąmonės. Tai pasakot ir tai yra tuo metu aktyvi psichozė vyksta, nors jums leidžia vaistus. Ja, man net ir išėjus iš Rokiškio dar tęsiasi 2 savaitės. O kiek laiko Rokišky prabuvo? 3 savaitės. Man nebuvo visiškai iki galo praėjusi, bet praėjo po vaistų vartojimo namie po 2-3 tikrai savaičių. Ir po to prasidėjo tas dalykas, kad nuo vaistų aš negalėjau susitelkti 4-5 mėnesius. Koks jausmas yra, kai jaučiat, kad psichozė praeidinėja? Pagaliau girdi savo mintis, kurios buvo iki tol, kol visas tas nesąmonės prasidėjo ir pradedi tau tiesiog būti gėda, kad tu visą tą patyrei, matei, regėjai ir tu pradedi puikiai suprasti, kad tiesiog tie dalykai buvo nesąmonė. Ir tada, kas vyko tada? Pajaučiat, kad praeidinėja viskas? Praeidinėja viskas, bet tiesiog man buvo tai, kad aš netekau beveik visų savo pažįstamų ir draugų, nes niekas nenorėjo susitėti su manim. Nes niekam nėra malonu bendrauti su šizofreniku. Pavyzdžiui, mano teta irgi sirgo šizofrenija nuo pat atrodo gimimo. Man irgi vaikystėje buvo su ja nemalonu bendrauti ir ateidavo vidury nakties, tiesiog pažadina, kur mano cigaretės. O aš vaikas, man 13-14 metų, ką žinau geriau. Ir būdavo tai, kad turėdavau, jie įsakai racionaliai kažką ir visą kito jį visiškai nesupranta. Man nebuvo taip blogai kaip jai, ačiū Dievui, bet ką žinau. Bet jūs vaikystėje matėt, kaip atrodo šizofrenija? Tikrai taip, bet iš to nenusikopijavau, kad oi, mano teta, tai ir aš susirgsiu, nėra jokios naudos iš šizofrenijos. O kada jums diagnozavo šizofreniją? Diagnozavo Rokiškyje, kai aš pirmą kartą, ne? Jo. Tuo metu, kai jums diagnozavo šizofrenija, tai buvo paranoidinė šizofrenija? Man taip nustatė, bet tikrai buvo paranojas. Daug, pavyzdžiui, mano mergina dabartinė sako, o tu nepainiai, pavyzdžiui, nuo apsirūkymo kanapės, pavyzdžiui, paranojos, nuo tos paranojos, kuri tau būnant psichozės. Tai yra du atskiri dalykai. Aš tikrai atskiriu, kur yra paranoja, kur tiesiog tu bijai žmonių ir kur tu paranoja, kur iki tokio lygio, kur tu manai, kad tave nori tikrai realiai nužudyti. Aš dėl to, pavyzdžiui, ir netėjau į darbą ir praradau savo darbą prie lazerinių staklių, kai aš buvau ten psichozėje po juodaragio. Vien dėl to, kad aš tiesiog bijau ateiti į darbą, nes ten vienu žodžiu maniau, kad ten kažkokia mafija, kur ten išpjauna ten schemas, kaip ten nužudys mane ar panašiai, kaip Kafkos Pataisų kolonijai, to istorijai. Tai aš tiesiog praradau darbą dėl to ir negalėjau tiesiog ateiti ten visiškai. O kai jums pasakė, kad jums yra paranoidinė šizofrenija, jums tai atrodė teisinga diagnozė, ar ne? Aš neturėjau irgi geresnio paaiškinimo, kas man tada atsitiko. Iš kur man žinoti, kas yra ta šizofrenija ir pačiam. Šitas pats, kaip būna ant LSD, daug kas mato filmuose, kaip ten būna su LSD ir panašiai ir galvoja, kad viskas bus taip, kaip ten rodo filmuose, o kai tu realiai patiri, tai nėra taip ypatinga. Bet su šizofrenija, taip kaip rodo filmuose ir tai kaip tau pačiam yra, tai du skirtingi irgi dalykai. Tu negali tokių dalykų įsigalvoti ir kai kurie, pavyzdžiui, pusinu vieną tokį žmogelį, kuris apsimetė, kad yra šizofrenikas, vien tam, kad jam išrašytų vaistų, kad galėtų sau dozuoti. Ir jam paėjo, ką aš žinau, man gal geras aktorius, bet nežinau, nemanau, kad tikrą šizofreniją galėtų suvaidinti.
išleidžia jūs iš Rokiškio, jums diagnozuota šizofrenija. Kiek metų tuo metu yra? Man tuo metu buvo 26. Ką veikia toliau? Aš tiesiog bedarbę pašalpoj sėdėjau ir labai patyriau tėvų patyčias dėl to, kad oi, mano čiutė tokia, oi, mano laikais depresijos, šizofrenijų net nebuvo, o kad jos dukra sirgo šizofrenija, tai čia nesąmonė. Nu, žodžiu, aš buvau nuo vaistus kaip bulvė, man duodavo kventempino. Įdomiausias dalykas, kad aš priaugau 40 kg po Rokiškio. Tiesiog 40 kg. Tai dabar sveriu 110, o sveriu 70. Kai mane pastatė, mano kraujospūdis buvo 188. Tai tiesiog buvo ant tokios baimės, visiškai nesupratau, kas vyksta. Buvo košmarai. Iki šiol turiu traumas. Paramos iš tėvų labai realios negavau. Tėvai visada skundėsi, tu duok mum nuomą už tai, kad tu pas mus gyveni, nes tu daug valgai, nors aš galėjau pats savo nusipirkti maistą. Ir tiesiog pragyvenau ir tiesiog nustojau po to vartoti vaistus, nes mačiau, kad jau viskas man nebeapsimoka, nes man 4-5 mėnesiai nuo to ciklodolio ir dar nuo kažko tiesiog negalėjau stelkti ilgiau negu 5 minutės. Aš žiūriu serialą ir aš nejaučiu jokio malonumo. Daug kas mini, kad kai tau išeini iš Rokiškio, tau būna depresija, arba kad tu susirgi depresiją, kad po gydyminė ten ar kažkas tokio. Gali būti, bet tiesiog aš nustojau vartoti vaistus maždaug kaip tik tada, kai man baigėsi pašalpa, padirbau Norfoje 2 mėnesius savo gimtajame mieste Zarasuose ir po to išvažiavau gyventi į Vilnių vėl, nes man tiesiog nenorėjau vėl likti tiesiog Zarasuose. Pašalpos aš tuo metu dar neėmiau, nes aš žinau, kad po to aš negalėsiu susirasti darbo, tai aš tiesiog tyčiojos ir neėmiau. Tai pradirbau taip ir 11 mėnesių vėl, tada vėl vasarą prisivartau, nes norėjau mirti po nelaimingų santykių ir po to vėl tai iššaukė. Ir dėl to, kad jau turėjau patirties ir žinau, kad tai yra deliuzijos, aš kažkaip be vaistų daug maž susitvarkiau. Jums prasidėjo vėl psichozė, ne? Vėl prasidėjo psichozės, bet aš tiesiog be vaistų tvarkiausi. Melavau žmonėm, kad vartoju vaistus vien tam, kad tiesiog nuo manęs atsiknistų ir kad jie jaustųsi ramus. Kai aš jokios grėsmės jiem nebūčiau jokios padaręs. Daug kas man apie šizofreniją, kad šizofrenikai tave užpuls, ten visą kitą, kai jie labiau tavęs bijo negu tu jų. O kaip tvarkėtės, kaip jūs pats su savimi tvarkėtės be vaistų? Tiesiog savikontrolė. Aš jau žinau, kad tai yra psichozė ir tiesiog reikia į tai nekreipti dėmesio. Man buvo širpiausias dalykas, kai aš maniau, kad aš mirsiu ir mano mergina tuometinė atėjo su juoda suknelė lyg į mano laidotuvės. Ir aš nežinau, ar tai tyčia jį padarė ar ne, iki šios dienos. Aišku, išsiskyriau, nes kai tu esi ant šizofrenijos, tavo santykiai tikrai su artimu žmogumi nebus geriausia ir ji nežinojo, ką su manim daryti. Tas pats man buvo, kai ir pirmą kartą buvo psichozė su mano kambarioku tuometiniu. Daug kas nežinojo, ką daryti su manim. Tiesiog paprasčiausiai iškvies greitai ir viskas. Tiesiog bent jau mažiausias blogis. Aišku, yra ten Ąžuoliukų klinika, kur girdėjau, ten yra žymiai geresnė klinika, kur yra modernus gydytojai ir visa kita, bet aišku, jeigu tu turi pinigų tam. Aš kai esu iš skurdžios šeimos, aš tokios prabangos neturėjau. Antra ta psichozė po tų santykių, po užvartojimo, kaip sakėt, kiek laiko truko? Tęsiasi iki tol, kol įsilaužiau į namus Zarasuose, kai norėjau išsinuomoti pas žmogų. Papasakokit, kas čia per situacija. Kiek iki to laiko buvo? Tai buvo nuo 2024 iki birželio vidurio. Tai man tęsiasi šizofrenija iki tol, maždaug. Man viskas buvo normaliai iki to laiko, kol man tiesiog nebūdavo stresinių situacijų ir man nebūdavo jokių epizodų, balsų ar panašiai ir visa kita. Man niekada nebuvo vizualinių haliucinacijų ir panašiai iki to laiko. Man tik būdavo visą laiką garsinės toks haliucinacijos, kur tu ten kalbi su Dievu, tiesiog girdi savo mirusių giminaičių balsus, kažkas tokio. Ir tada papasakokit tas įsilaužimas Zarasuose. Aš tiesiog maniau, kad žmogus ten pasikorė ir aš dėl to įsilaužiau ten. Balsai man sakė, kad ten žmogus pasikorė ir tiesiog dėl to įsilaužiau. Ten nebuvo užrakinta net, ką aš žinau, ten kaimas Zarasai, nori to ar ne. Ir kas vyko, jūs įsilaužėt ir kas vyko toliau? Ten buvo tuščia ir aš tiesiog, ką aš žinau, vis tiek norėjau ten gyventi, aš tiesiog išsiprausiau ten, atsiguliau ant lovos ir pernakau, pagalvojau, koks skirtumas. Kitą dieną išvarysiu iš ten. Tada atvažiavo šeimininkas, mane aprėkė, sakė, tu tiesiog valink iš čia ir aš toks nevalinau kažkodėl iš čia, aš tiesiog tylėjau. Aš turėjau kaip ir savo tokią socialinę darbuotoją, tokią miglę, su kuria pasirašė sutartį, kad pavyzdžiui manęs bet kada neįkištų į psichiatrinę. Vis tiek mane įkištų.
įkiša, koks skirtumas. Aš sakau, kad kol nebus mano ten tos socialinės darbuotojas, aš nevarau į Rokiškį, noriu su ją pakalbėti, sako, ai, ten Rokiškė tavęs laukia, tau viskas gerai ten bus. Ir mane tiesiog išvežė ten su policija, vienu žodžiu, tiesiog nutempė ten, aš tiesiog net nejudėjau. Aš tiesiog sakau, bent jau aš nenoriu kalbėti, laukiu savo advokatės, aš nežinau, kas čia vyksta ir net nesupratau, kas iš tikrųjų atsitiko net ir pačiam, aš žinau, kad tai psichozė, aš žinau, kad čia nesąmonė ir jokios profesionalios pagalbos nebuvo, tik tai, kad tiesiog išvežė tiesiai į Rokiškį ir tiek. Kaip atrodė tas vizitas Rokiškį? Paprasta, aš tiesiog buvau pusnuogis ten, su chalatu, visa kita. Aš toks sakau, man viskas gerai, tiesiog duokite man vaistų. Ne, tiesiog pririšė prie lovos, supuškė vaistų, pagalvę laiko man prie veido kažkodėl, kad kameros nematytų ar kažkas tokio. Ir ja, sakau, kad man viską, kol aš nepradėjau žviegti kaip žvėris karočią, šaukiau, rėkiau, kad ar jūs mane paleisite, tik tada mane paleido. Ir ten tiesiog buvau tame pirmam sunkiajame skyriuje. Tie, kas žino. Ir jo, man tiesiog leido vaistus, klausinėjo apie vaistus, kokius man leidžia, man nieko normalaus nepasako. Sako, pasakys tau psichiatrė. Klausiu psichiatrės, ai, Anatolijau, tau jie yra būtini. Ir aš klausiu, o kaip jie veikia ir visa kita. Ai, pagal tai, kaip mes matėme kitus žmonės ir visa kita, kaip jiem tie vaistai eina, jie negrįžta. Dėl to jie tikriausiai ir veikia pagal juos. Neturiu žodžių. Laiko prabuvo Rokiškį? 3 savaitės, po to man užrašė vaistų, aš sutikau su gydymu, aš žinau, kad man reikia gydytis ir man jie vaistai visiškai veikia ir visa kita, aš buvau jau normaliai pagijęs nuo psichozės ir visa kita. Aš tiesiog sėdėjau namie ir aš tiesiog įsikviečiau greitai, nes man nutirpo ranka ir man tikrai buvo įkelusi erkė, buvo paraudimas. Aš jau mačiau, pavyzdžiui, neįgaliųjų sąjungą, kaip žmogui po erkinio encefalito tiesiog visą kūną paralyžiuoja, panika ir tiesiog ta panika visa, kurią aš tiesiog turėjau, supainiojo su psichozė ir mane įkišo mėnesį. Vėl atgal grįžote, ne? Ja. Kaip tas mėnesis atrodė? Nu, kai tave visiškai sveikai įkiša, tau bet kokį maištą ar tau bet kokius pasisakymus interpretuoja kaip šizofrenija, nes tokia diagnozė. Man tiesiog labiausiai pikta, kad, pavyzdžiui, mano dabartinė mergina yra ten ir jai pastoviai keičia vaistus ir jai ten buvo Vileikoje, Naujojoje Vilniuje. Aš ten buvau tik tai antrame lengvajame skyriuje, kur keičia vaistus. Jos atveju ten tiesiog jie įkišo gal 20 kartų per 12-14 metų. Jos pamotė ar kažkas tokio, nes tiesiog nenorėjo jos laikyti namie. Kaip dabar viskas atrodė? Pabuvot mėnesį vėl Rokiškį? Išėjau dabar ir aš jau esu paleistas jau 6 savaitę. Kaip 6 savaitės atrodo? Ką veikėt? Nu, reikėjo priprasti prie vaistų, kad jie glušina, man davė raminamųjų ir antipsichotikų, laktil ar kaip ten kažkas tokio. Ir man dar duodame, kas mėnesį aš turiu eiti pas psichiatrą, kad man sesutė suleistų kas mėnesį ilgo veikimo. Tai aš kol kas nueinu ten, įsileidžiu ilgo veikimą, kol kas aš nustojau vartoti tuos kitus, kurias man išrašė, nes pradėjo būti šaltinis poveikis, kad tiesiog žiaurus mangumas, tingumas. Panašiai kaip buvo ant kventenpino ir kitų vaistų. Kaip dabar šiuo metu jaučiatės? Po savaitės nevartojimo dabar jaučiuosi nuostabiai, tiesą pasakius. Pagaliau jaučiuosi, kad grįžtu atgal į Vėžius. Tai jau nuo rugsėjo eisiu mokytis, kaip sakant, į profesinę mokyklą, bandysiu gauti profesiją. Kaip įsivaizduojat jūsų nuomonę, kodėl jūs turite šizofreniją? Dėl to, kad tiesiog buvo prisidėję daugybė faktorių. Vartojimas vienas iš jų, genetika, stresas, sunkios emocijos, tiesiog susimaišė į vieną vietą, o ne tai, kad tik vienas faktorius. Ar jūsų nuomonė šizofrenija yra liga, iš kurios galima pagyti? Nu, aš buvau pagijęs. Man buvo viskas susitvarkę, kai nevartojau vaistus, kai jau buvau po Rokiškio išvaręs 2003 metais. Man buvo viskas normaliai, viskas stabiliai. Aš galėjau gyventi nuostabų gyvenimą ir man nebuvo problemų, tiesiog reikėjo kovoti su antsvoriu. Bet po to sugrįžo vis tiek. Kai vėl vartojau, dėl to, kad man norėjau nusižudyti. Ne pirmas kartas, kai bandžiau žudytis, nemeluosiu. Nu, bandžiau 2 kartus pasikarti jaunystėje dėl nelaimingos meilės, o čia bandžiau tiesiog prisivartoti ir numirti dėl to, kad irgi nelaiminga meilė. Žinau, kad santykiai eina šiknan. Pirmi kartai, kai bandėt pasikarti, kiek metų buvo? 17, tiesiog tu neturi ką geriau ką veikti, tu gyveni Zarasuose, ten, kad pasikarė kažkas nuskęsta, yra normalus dalykas. Tiesiog skurdus kraštas, tai ten nėra prošvaišių.
Tiesiog turi iš ten emigruoti arba varyti kitos miestus, kad ten pragyventumai. Nu, bandžiau pasikarti pirtyje, bet močiutė tiesiog laiku užklausė, kodėl aš ten taip ilgai ir po to susivau, kad aš nenoriu nuogas pasikarti pirtyje. Ir po to sužinojau, kad po visų tų kartų, kai dar prieš tai bandžiau ant savo marškinių pasikarti, tiesiog nutrūko marškiniai ir neužsikorė ir viskas. O pirmą tą kartą tiesiog močiutė išgelbėjo, galima taip sakyti. Po to kiekvieno po šitų 2 bandymų nusižudyti, kai nepavyko. Ar džiaugiatės, kad nepavyko? Aš tiesiog nežinau, ką daryti toliau su savo gyvenimu, tai išvažiavau Vilnių. O Vilniuje tiesiog susitrankiau galvą ir tiesiog priėmiau kaip likimą, kad tiesiog aš esu toks nevykęs žmogus, kad man net nesiseka pasikarti. Nesikariau nuo to laiko ir po to jau nebuvo taip, kad man taip blogai, kad norėčiau žudytis. Nebent tą kartą, kai galėjau telktis tik 5 minutės ir tiesiog negaliu nieko mėgautis, tik tai miegu. Vienintelis malonumas tuome periode buvo tiesiog tik miegas ir viskas. Ir teko tiesiog kęsti savo tėvų patyčias, kad oi, kodėl tu ten vangus nepadedi, tu tiesiog tingus, kai tu tiesiog zombis ant tų vaistų visiškai. Pakeitę vaistus, pavartojau pusmetį, nustojau vartoti ir viskas. Man buvo normaliai. Nebuvo jokių deliuzijų, galėjau ramiai gyventi, nesitaręs su psichiatru, aš mečiau vaistus, nes kai aš kiekvieną kartą klausiu jų, visas mano pasitikėjimas jais tiesiog sužlugo. Nes tiesiog sako vieną, po to kitą, po to sako, kad tai yra normalu, po to tavo kūnas sako visiškai ką kitą ir jie tai nereaguoja. Sovietinis tiesiog gydymas, koks buvo sovietų metu, toks ir dabar. Niekas labai ir nepasikeitė mano manimu. Ar jūs žinot, ką turit daryti, kad nebepasikartotų psichozės? Tiesiog nebūti stresinėse situacijose, nevartoti, ko ir nedarau. Kaip sakant, gyventi pozityvų gyvenimo būdą. Ar bendraujat su kitais žmonėm, kurie turi šizofreniją? Taip, aš esu Zarasų neįgaliųjų sąjungų užsiregistravęs, tai bendrauju su jais, bet jiems žymiai blogiau negu man. Tiesiog jie ten pripompuoti vaistų, jiem ten jų net nemažina. Jiem tiesiog atrodo nėra kitos galimybės, kaip tiesiog likti šizofreniku. Nes ką jie veiks po to, niekas neaišku, nėra tokios programos normalios, kuri integruotų šizofrenikus į darbo rinką ar panašiai. Niekas nieko tokius dalykus nesako, tiesiog oi, tu šizofrenikas, niekas net nekalba apie išgydymą. Amerikai sakoma yra išgydoma. Aš toks nuėjau, prisimenu paskutinį kartą, gal prieš paskutinį kartą į polikliniką ir sakau, o, šizofrenikas, o jūs žinote, kad šizofrenija yra išgydoma? Aš žinau, nes buvau iš to įsigydęs. O, šaunuolis, kaip puiku. Tiesiog yra ta socialinė stigma, kad šizofrenija yra neišgydoma, kai, nežinau, mano atveju aš buvau tikrai įsigydęs. Kiti sakytų, oi, tu tiesiog prislopinai simptomus. Tai kiek man metų reikia neturėti psichozių, kad įrodyti, kad aš jau nebesu šizofrenikas? Aš nesuprantu. Nėra kažkokios programos, kuri tiesiog integruotų. Kaip įsivaizduojat, turėtų atrodyti ta integracija? Įdarbinimas į darbo rinką tikriausiai. Pasiūlymas, ką reikėtų tikriausiai daryti toliau su tuo, kad pasiūlytų, kad tau gydymą siūlytų po truputį mažinti arba mesti. Man tokių dalykų net nesiūlė ar panašiai. Tai aš nežinau ar pats. Aš pasimetęs irgi kaip ir jūs. Psichozės. Ar psichozėse yra kažkokių pasikartojančių motyvų? Ne, visada viskas labai unikalu. Galėčiau pavadinti, kad tai yra kaip ilgiausia narkotinė patirtis, kokią tu gali turėti, jeigu esi narkomanas ar esi linkęs ant psichodelikų. Kaip niekad nesibaigiantis tripas. Niekad nesibaigiantis tripas. Ir tu nežinai, kada jis baigsis ir kas tau vyksta. Ir tu nesupranti, ar čia tu keistas, ar pasaulis keistas. Tai tikrai nėra geras tripas. Tikrai žmonės, kurie tai patiria ir visa kita, tikrai nematau, kad jie vaikštų su šypsena ar panašiai. Aplinka jūsų, kai jūs buvot psichozėje, kaip aplinka jūs matė? Kaip įsivaizduojat, jūs tuo metu atrodėte? Matė agresyviai, kad oi keistas, neramus, kažkoks labai įsiblaškęs, kalba nerišliai. Kalbėti normaliai labai sudėtinga, kai tu esi ant psichozės, nemeluosiu. Ir psichozė jums pasireiškia balsais pagrindė, aš taip? Daugiausia balsais, bet vaizdais gal tik retkarčiais buvo pasirodę ir tiek. Tik retkarčiais. Bet ten nebuvo kažkokios ten vizualkės, kur ten išlenda demonai ir panašiai. Ne, tiesiog vaizdinės haliucinacijos, kur spalvos kartais susimaišo, juda asfaltas, pavyzdžiui, kaip lava ar kažkas tokio. O tie balsai, kas yra tie balsai? Tikriausiai mano aukštesnysis ego, aš neįsivaizduoju. O kaip jūs juos girdite? Tiesiog girdi savo galvoje ir tiek, ir tu tikrai žinai, kad tai ne tavo balsai, arba tu jauties, kad tai ne tavo balsai. O tuo metu, kai girdi tą balsą, tu supranti,
kad tai nėra balsas iš išorės, kad tai yra balsas tavo galvoj? Sunku atskirti. Skamba kaip svetimas mintis, kurias tiesiog transliuoja kaip koks radijo imtuvas. Ir tu negali tų balsų tiesiog išmesti iš savo galvos. Jos tiesiog tavo galvoje yra ir tu negali apie jas negalvoti. Daug kas galvoja, kad aš irgi mintise girdžiu savo mintis, tai ką, aš irgi šizofrenikas. Ne. Tiesiog įsivaizduoju, kad tavo galva yra kaip radijo imtumas ir gaudo viskius žinutes ir balsus, kurių šiaip tu neturėtumai girdėti. Pavyzdžiui, prisimenu, man šizofrenija sakė, kad aš pateksiu į avariją ir patekau į avariją. Buvau aš po renginio važiavęs iš renginio ir man sakė balsai, kad tu pateksi į avariją, tu mirsi auto avarijai. Ir aš toks atsisėdau maždaug čia sėdynė galinė. Aš jau susitaikiau su savo mirtimi, pamagy Gospode. Ir tiesiog įsirėžė į kampą Bolto vairuotoją. Žmogus neteko ir darbo, ir mašinos. Aš toks buvau irgi apsvaigęs, nemeluosiu, gėriau alų ir tiesiog nežinau, kaip jaustis. Man buvo psichozė tuo metu, nemeluosiu, čia man buvo kaip tik tuo metu, kai bandžiau nusižudyti prisivartojus. Ir pats nustebau, kad man balsai išgelbėjo gyvybę, nes jeigu būčiau sėdėjęs kitur, būčiau susilaužęs kaklą, ar būčiau kažką tikrai netekęs, ar ką, ar galbūt tikrai negyvas. Man juokingiausias dalykas buvo po to, kad aš buvau po avarijos šoke. Įlipu į autobusą ir keleivių kontrolę pagavo. Moku baudą ir aš toks susimėtęs. Ir aš sakau, aš patekau į avariją, vis tiek baudą mokėsit. Nuostabu. Vilnius. Miestas, kurį aš myliu ir nekenčiu. Labai skamba, gal net nežinau, iš dalies pavojingai, kad kai psichozės metu tau tie balsai pasako ir tau išsipildo. Jo, tai būna. Tada atrodo, kad kaip ir lyg ir patvirtina tų balsų kažkokį tikrumą, ne? Nu taip. Pavyzdžiui, važiuoju į Daugpilį ir turėjau tą dežavų, kad aš tiesiog net nebuvau toje pilyje, kur ten tas fortas, atvažiuoju ir susapnuoju. Ir man nebuvo ten psichozės ar panašiai, o tiesiog nežinau, kaip jaustis. Ir aš toks, aš prisimenu, kaip atrodys tas kambarys, kurį aš turėsiu apsigyventi. Ateinu ir jis atrodo lygiai taip pat kaip mano sapne. Ir aš toks, čia tik psichozė arba dežavų, ar bandai ieškoti racionalaus paaiškinimo, bet tu nežinai realiai, kaip tu jaustis turi. Nes ką tu darytum, jeigu tau tai atsitiktų? Jeigu žmogus mato žmogų psichozį, ką jis gali geriausio padaryti? Nepanikuoti tikriausiai, nemanyti, kad iškart reikia jam sakyti, tu nesveikas, tu gydytis, tiesiog būti žmogiškam. Prisimenu, pas mane vienas šizofrenikas nakvodavo laiptinėje, visi ten išvarydavo ar visą kitą, ne, aš jam pasiūliau cigarečių ir tiesiog daviau maistą, o ne tiesiog pradėjau elgtis antisocialiai, kad tu esi pasaulio padugnė ar panašiai. Jie yra tokie pat žmonės kaip aš ir tu ir tiek. Šizofrenija skamba kaip tikrai sunki ir skaudi liga. Ar yra kažkokių teigiamų momentų šizofrenijai? Mane šizofrenija kartais nuvedė į tokias keistas vietas, kurių negaliu apibūdinti žodžiais. Aš tikrai maniau, kad kalbausi su mirusiais vienu metu, kai buvau kapinėse. Tai buvo keista patirtis, kur turėjau tą patirtį, kur kalbėjau su savo mirusiais šeimos nariais. Jie mirė, mano dėdė nuo alkoholizmo 2001-aisiais, o mano teta po 40 dienų nuo to, kai sumaišė vaistus ir alkoholį. Tai aš nuėjau į kapinę su jais pasikalbėti. Ir jutau ramybę, nes jutau realiai, kad aš su jais kalbėjausi. Šitą priskirtumėt šizofrenijos teigiamam kažkokiem? Man tai padėjo lengviau paleisti jų mirtį. Be to, kad šizofrenija išgelbėjo mane nuo mirties, patekau į avariją, kol kas tik tiek radau. Dar sakoma, kad šizofrenikų seksas nuostabus, dar tokio neturėjau, tai bus matyti. Kaip jūs, sirgdama šizofreniją, nežinau, man kaip dabar įvardinti, jūs sergat šizofreniją? Dabar jau jau pagijęs, sakyčiau. Dabar man nėra jokių deliuzijų, jaučiuosi lyg visiškai normalus žmogus. Tada gal kitaip pabandysiu suformuoti klausimą, kaip žmogus, kuris yra patyręs šizofreniją, matote kitus sergančių šizofreniją? Šlykščiai, nes dauguma net nenori iš tikrųjų pagyti iš savo situacijos, bent jau ką aš mačiau Zarasų neįgaliųjų sąjungai. Nes jiems nėra alternatyvų ir dar šeimos parama iš jų būna labai menkavertė. Yra tokia, pavyzdžiui, kuri ten girdi balsus, kad iš savo buvusių draugų, kuriuose ten žemino ir visa kita ir panašiai. Ir aš nežinau, kaip jai patarti ir nežinau, kaip padėti net, arba net ką jai pasakyti, nes ji tiesiog visiškai išskridus. Bet yra tokių šizofrenikų lengva forma, kur tikrai vaistai tam tikrą periodą gali jiem padėti ir tiesiog gali toliau gyventi pilnavertį gyvenimą. Kas dabar jūsų gyvenime jums teikia daugiausiai malonumą?
Niekas. Gal tik tiesiog sėdėjimas namie ir meditavimas. Aš šiaip daug medituoju namie, rūkymas labai padeda, nusiraminam, turiu veiklos. Skaitau knygas, tas padeda, tik susidomėjimas pasauliu tiesiog yra labai keistas, kai tiesiog tu stengiasi vėl adaptuotis į normalų gyvenimo būdą, bet dar yra nuo vaistų šalutiniai efektai. Šiuo metu šiai dienai jaučiat šalutinius efektus? Truputį sunku susitelkti, būna sunku su miegu, bet čia dėl to, kad nustojau vartoti kai kurios vaistus. Bet dar nenustosiu vartoti ilgo veikimo vaistus. Nes reikia, nepaliks tavęs ramybėje, vėl uždarys, nes mano tėvai, mano vietoj tėvų paramos buvo tai, kad tiesiog, oi, mes tave vėl išvesim į Rokiškį, vietoj to, kad patartų žodžiu ir visa kita, tau bus viskas gerai. Ne, viską aš tvarkiausi absoliučiai vienas. Viską turėjau ir su savo pašalpa susitvarkyti vienas, turėjau tiesiog pats eiti ir tvarkyti savo reikalus. Man niekas nepadėjo, tik aš pats vienas savo turėjau padėti. O gydymo visa medicinos sistema, su kuria susidurėt, jūs labiau pasitikit ją ar nepasitikit? Visiškai ne, visiškai ne. Nežinau kaip kiti, bet mano atveju tiesiog, kiek tik bendravau, visos patirtis yra negatyvios. Tiesiog trauma. O kaip manot, kodėl taip yra? Nemokamas gydymas, ko tu nori iš jo daugiau. Nemotyvuoti gydytojai gauna mažas algas, kam stengtis. Ir taip tęsiasi jau 30 metų. Nepriklausoma, laisva Lietuva. Sakot, gyvenime niekas dabar džiaugsmo neteikia. Nu, teikia džiaugsmą mergina, tai pokalbiai su ją labai mane ramina. Cigaretės, poezija, kartais astrologija. O kas liūdina šiomis dienomis labiausiai? Kad mano mergina vis dar laiko psichiatrinį ligoninį ir jos dar nepaleidžia ir jie netitaiko gydymą. Labiausiai tas. Ir kad tiesiog norisi įsikrausti kuo greičiau iš tėvų namų ir nebūti našta jiem. O jie parodo tai, kad jiems jūs esat našta? Taip. Mano motina prašo iš manęs pinigų, kad aš ten gyvenčiau. Tėvai, normalu. Rusų šeimos. Bandau kalbėti su broliu, jis ten visiškai jokio palaikymo. Buvau jam vos buteliu vieną kartą neperpijos gerklės, kai 4 kartus prie mano merginos ir buvusios merginos mane sumušė. Aš net nesipriešinu. O kodėl jis tai padarė? Nes jam nepatiko tiesa. Iš vaikystės. Jeigu neprisimenu, aš nekaltas. Prisigėręs alkoholikas, jis dabar yra Vokietijoje, moka elementų savo vaikui. O su kitais broliais sesėms? Sesė net nenori turėti nieko bendro su manim, ji visada tokia buvo. Tiesiog šaltas kiborgas, net nemoka rodyti jausmų. O dar sakėt, turit dvyniai yra, ne? Jis tiesiog šyzikas, nesąmonės, valink iš namų, man buvo žymiai geriau, kai tavęs nebuvo namie. Štai toks ir palaikymas. O kodėl įsivaizduojat, kodėl jie taip daro? Nežino geriau. Paprasčiausiai nežino geriau, kaip elgtis. Jums? Jo, tu sulaužytas žmogus gaunasi, jeigu tu ant šizofrenijos ir nėra esmės su tavim tiesiog terliotis. Tiesiog tu esi šiukšlė ir tiek. Kaip mato toliau savo gyvenimą? Įsikraustau iš tėvų namų, gyvenu su savo moterim, bandau turėti karjerą. Kokia ta karjera? Kažkokia. Bandysiu kažką su stadijumis tikriausiai. Nes jau tą mokinsiuos, nes nesusidarė vietos individualios priežiūros darbuotojo vietos ar individualios pagalbos darbuotojo vietos. Tai tiesiog nesusidarė grupė. Norėjau dirbti tą darbą, kad reiktų prižiūrėti irgi šizofrenikus arba bent jau senus žmonės. Nesusidarė grupė, tai bent jau turėsiu kažkokį bent jau praktinį įgūdį. Nes tiesiog bent jau 2 metus aš noriu tiesiog ramiai pragyventi, nes aš jau turėjau per daug streso Vilniuje. Tai gyvensiu Zarasuose. Ar jūs jaučiatės, kad jūs skiriatės nuo kitų žmonių, nuo nesergančių žmonių? Taip. Kuom? Perspektyva. Nu tiesiog nenori, šizofrenija tave pakeičia, kad tu tiesiog į dalykus nebegali žiūrėti taip pat. Ar viskas yra tik mano galvoje, ar tiesiog taip yra. Ir tu dar to balansuoji. Kartais vis dar abejoju iki šios dienos, ar tie dalykai, kuriuos mačiau ant šizofrenijos, buvo tiesa ar ne. Pavyzdžiui, pokalbis su mirusiais ar tiesiog pokalbis su tuo pačiu Dievu, nes aš iki to laiko nebuvau religingas. Aš vartau, bandydamas sužinoti, ar Dievas yra ir nepatyriau jokios Dievo akimirkos. Po to atėjo šizofrenija, bum, kanalas su Dievu. Tiesiog su tavim kalba aukštesnioji galia. Negali tuo nepatikėti, kad nekalbi su Dievu. Tiesiog negali nepatikėti, kad nekalbi su Dievu. Vis tiek aš norėjau, pavyzdžiui, eiti į bažnyčią, pasirodo, aš netai buvau pakrikštytas. Maniau, kad esu senojo tikėjimo stradavėras, pasirodo, stačiatikių pakrikštijo. Aš nėra net bažnyčios Zarasuose, kur aš galėčiau nueiti, aš buvau nuėjęs į sentikių bažnyčią, o ten tiesiog ta pati narkotinė patirtis. Tiesiog smilkalai tau daužo į galvą, tu stovi 3-6 valandas, tu apsinešęs nuo tų smilkalų, tau svaigsta galva, tu ten pradedi matyti dalykus ir štai tau ta visa religinė patirtis. Ta pati
patį patyriau ant psichodelikų, tą patį patyriau ant šizofrenijos. Tai aš net nežinau, ar yra koks skirtumas tarp šizofrenijos ir religingumo, ar fanatizmo, net neįsivaizduoju. Ko palinkėtumėt savo? Jeigu reikėtų palinkėti savo 5 metų į priekį, tai kad tiesiog jau nebegyventi su tėvais ir kad jau nebevartoti dalykų. Nebevartoti dalykų, tai narkotikus turite. Jo, narkotikų. Kiek dabar laiko nebevartojat? Nu, nemeluosiu, per Velykas buvo puf, bet nuo to laiko jau nustojau. Ačiū Jums labai. Dėkui, buvo malonu.